Antanas savo žemės sklype pasisodino didžiulį vaismedžių sodą. Vieną savaitgalio dieną pakvietė Joną į svečius pabūti gamtoje, kartu pasodinti daugiau medžių ir pabendrauti. Oho, kiek jau prisisodinęs, apsidairęs, pasakė Jonas. Anksčiau tai žmonės 5 vyšnias, 5 kriaušes ir kelias obelis sodų vadindavo. Čia yra gyvenimo pamatas. Šie medžiai užaugins tiek maisto, kad man, mano šeimai ir apsilankiusiems svečiam per visus metus užteks. Vaikystėj ir paauglystėj per mažai man būdavo prieinama mūsų vietinių uogų ir vaisių. Tai dabar užkėliau gyvenimo kokybę. Žmona nebent kokį dar maistą iš parduotuvės perka. Man tai jau nebereikia. Atsipalaidavęs pasakojo Antanas. Kokius čia šiandien sodinsim? Paklausė Jonas. Čia abrikosai, atsakė Antanas. Nauja. Kiek čia pastebėjau, vien lietuviškus sodinai. Jo, lietuviški jėga, susimąstęs pareiškė Antanas. Tik yra viena problema. Trūksta pas mus Lietuvoj saldžių augalų. Rūgščių pilna pasirinkimo, karčių yra nemažai. Aštrių irgi yra net tokių tipų skonių, kaip pavyzdžiui krienai, kur nėra lietuviško žodžio apibūdinimui. Arba šaldantis, kaip mėtos, pridėjo Jonas. Va būtent, įvairiausių skonių čia Lietuvoj turim, išskyrus saldžių mažoką pasirinkimo, patvirtino Antanas. O abrikosai ar saldūs? Paklausė Jonas. Čia kitokia rūšis. Šitie iš kalnų. Jie labai saldūs. Prisisodinsiu jų tiek, kad pilni sandėliai jų gerybių būtų. Bus ir džiovintų, ir šaldytų, ir kompotų, ir sulčių, ir džemų, ir košių, ir tyrių, ir dar, ko tik sugalvosiu, pareiškė Antanas. Tikrai galingas gyvenimo pamatas čia pas tave, apstulbęs pasakė Jonas. Kai šeimai nebereikia nerimauti, kaip užsidirbti maistui, kiek problemų išnyksta gyvenime.